Jūs klausotės Panevėžio Lietaus vaikų tinklalaidės, kur drauge su mamomis, tėčiais ir profesionalais kalbamės apie autizmo kasdienybę ir iššūkius. Kiekvienas pokalbis yra žingsnis link didesnio supratimo. Kartu mes siekiame sukurti traukią ir atvirą visuomenę mums visiems. Šiandien kalbinu mamą, kuri augina autistišką vaiką. Ir norim šiandien pakalbėti apie Panevėžio bendruomenę, kaip jie atsirado ir kaip būtent atsirado Banzo socialinių paslaugų namuose autistiškų vaikų klubas. Nes aš žinau, kad mūsų pašnekovė mama, jinai nuo pat pradžių buvo viena gal iš iniciatorių net, kad atsirastų. Ir kaip vienu žodžiu jau 7 metai tas klubas gyvena, kaip keičiasi ir, kaip sakyti, į gerą, į blogą pusę. Ir norim visom tom temom kalbėti. Gal vis dėlto pradėsiu pasiklausinėti nuo asmeninės istorijos truputėlį gal. Kiek norėtum pasipasakoti, kaip sužinojai, kad tavo vaikas autistiškas, kaip tai priėmei, kaip sekėsi su to tvarkytis. Kad vaikas turi autizmo bruožų, tai pirmiausia sužinojau iš pedagogų. Aišku, aš visą tai neigiau ir teigiau dabar, kad aš neigiau, ir jeigu aš kažkokių metodų, priemonių imuosi, tai tik dėl to, kad atitikti kriterijus aš dar neišėjęs iš neigimo. Šiandieną yra teigiama, kad čia lyg tai ir daktarų prioritetas turėtų būti diagnozė vaiko, bet tada prieš 10 metų tai pirmieji pradėjo linksniuoti pedagogai. Tai reiškia, kad Emiliui pradėjus lankyti darželį, jisai turėjo labai didelių adaptacijos sunkumų ir auklėtojas pradėjo sakyti, kad jis neįtelpa į standartą neurotipinių vaikų. Ir tada išvažiavome mes į Druskininkų Saulutę pirmą kartą. Ar sunku buvo? Kažkaip, gal ten sutikai kitų tėvų, mamų, ar tuo metu dar nebuvo tų tokių, nežinau, kažkokios bendruomenės, kur galėtum pasitarti, pasiklausti? Mano atveju įvyko atvirkštinis dalykas. Aš pirmiausia susipažinau su Lietuvos autizmo asociacijos dalyvė ir jinai mane suvedė su Panevėžio bendruomenė, ne atvirkščiai. O pirmą kartą sanatorijoje būnant, tai iš tikrųjų, kai eini per specialistus, per kabinetus ir visi klausia, kad ar čia jau turit neįgalumą, kokias čia pagalbos gaunat, o aš čia pirmą kartą atvažiavus, aš čia kažkaip tai, labai keista buvo, aišku, be abejo. Man visą šitą procedūrą pirmutinę išaiškino irgi beje pedagogė turinti asmeninę patirtį. Ir apie sanatorijas pirmiausia paaiškino, bet čia grynai iš mamų, iš šeimos, netgi narių buvo informacija ta pirminė ir būtinoji, kurią aš išgirdau. O mūsų konkrečiai šeimos gydytojas tai tiesiog labai pyko ant manęs nuolatos, kad aš netinkamai auklėju vaiką. Ir aš to patikėjau giliai ir kentėjau iki galo. Tiesiog bijojau daktarų, bijojau pagalbų, kad vėl nepatirti tų pačių kaltinimų. Tokio vis tiek ir pažeminimo, atrodo, ar taip sunku, ne, dar sulaukė tokių priekaištų kažkokių, tai labai tikrai sunku, aš suprantu, man irgi gal mažiau, bet irgi teko panašių kelio praeiti. O gal dabar galiu papasakoti apie tą vaikų klubą, apie Banzo socialinius namus, kaip atsirado istorija. Istorija irgi labai ilga. Iš tikrųjų, man, kol vaikas ėjo darželį, aš patyriau iki galo auklių paieškos klausimą. Buvo labai dramatiškų situacijų, reiškia, mano darbo valandos niekaip neįtelpa į biudžetininkų darbo laiką. Aš praktiškai kasdieną ieškojau auklės ir tas truko, tiesą sakant, iki beveik 10 metų. Tai tas chroniškas auklių ieškojimas
privedė prie išvados, kad aš kartais auklei sumoku daugiau nei uždirbu pati. Tai gavosi toks kažkoks vakumas ir tas vakumas buvo aktualus keletui šeimų, kurie turėjo tokį poreikį ir mes pradėjom nagrinėtis. Mes rašėme raštą, formulavom savivaldybei, teikėm parašus, dėjom, kad mums reikia tokių paslaugų. Sunkumų buvo daug, svarstymų buvo daug ir labai pasisekė tas, kad prasidėjus vaikų namų reformai, kurie iškeliavo šeimynas, tas socialinių paslaugų, sakysim, įstaigos dalis liko nepanaudota. Tai tiesiog ir Banzo socialinio paslaugų direktoriaus interesas buvo surasti paklausą, o iš mūsų pusės buvo tikslas surasti pasiūlą. Tai kiek tų šeimų susirinko pradžioje? Pradiniam sąraše buvo 6 vaikai. Tai reiškia viena grupė šiai dienai. Tai aš suprantu, tos grupės po truputį atsirado. Pradžioje buvo viena ir 6 vaikai grupėje. Ir tas labai aktualu, kad būtų nedidelės grupės. Taip, kad nebūtų perpildytos, kad vis tiek autistiškam vaikui reikia ir pritaikytos aplinkos, pritaikytos, sakykime, to pasibuvimo vienumoje, ramiai, kažkokiu gal patalpų. Tai pradžiai viso to nebuvo. Dabar, kiek žinau, yra ir sensoriniai kambariai, du įrengti, taip, ir tos grupės išsiplėtė. Tai kaip visą tai, gal gali kažkiek pasidalinti savo prisiminimais įvyko? Savo prisiminimais dalinantis, tai dar noriu grįžti irgi prie mokyklos etapo. Reiškia, kai pradėjom lankyti mokyklą, taip ir atsitiko, kaip ir tikėjau tada. Pamokos buvo stipriai sutrumpintos, pedagogai tikrai nebuvo pradžioj pasiruošę. Prailginta grupė pasirodo irgi buvo neveikianti, nes jau 11 valandą praktiškai gaudavom pranešimą pasimti vaiką, nes vyksta adaptacijos laikotarpis ir iš tikrųjų jis toks buvo ir be galo sunkus, be krašto sunkus, be galo skausmingas laikotarpis. O mes jau pradžioje, kai jau mes planavom ir norėjom, kad ten būtų atidarytas tas klubas, ten jau buvo tie 2 sensoriniai kambariai, didžiulį teritoriją, 3 hektarų su kiemo įranga, žaidimo aikštelėm, su senais medžiais suaugusiais, su norinčiais padėti darbuotojais mums ir dirbančiais ne pagal pareiginius instrukcijas, bet iš meilės, tiesiog iš meilės, iš noro dirbti, iš noro padėti, iš socialinio darbuotojo idėjos pozicijos. Ir dar labai yra įspūdinga tai, kad klubo darbuotojai į vaiką žiūri ne kaip į atskirą spuogą visatos, o žiūri holistiniu požiūriu. Tai reiškia, kad labai daug su tėvais kalbasi. Ir mes su jais ir norim kalbėtis, ir norim rasti bendrą kalbą, nors jų kvalifikacija realiai kaip ir net neprivalėjo būti, kad pritaikyta autizmo spektro vaikų priežiūrai. Bet tas noras, sakysim, dirbti ir jų požiūris ir supratimas, tai viską ir padarė. Galėtum gal papasakoti, ką sūnus veikia per savaitės bėgyje autistiškų jaunimo tam klube? Kokiom veiklom užsiema, kuo padeda darbuotojai, ar yra tikimybė, kad jis, būdamas tame klube, kažkiek lavėja, įgauna tam tikrų įgūdžių, kurie padės paskui jam ateityje savarankiškam gyvenime. Ar tai tik tai kaip priežiūros paslauga vis dėlto vyksta? Panevėžio mieste yra vienintelis būrelis pritaikytas specialių poreikių vaikams. Tai reiškia Robolabos Steam centre, kur mūsų vaikai lanko. Tai reiškia, kad mes šitą vakuumą užpildome klube. Klubas turi logopedą, turi psichologą, turi trenerį, turi krepšinio salę, turi sporto salę. Mes samdom privačiai karatė trenerį. Mes šiuo metu vyksta užsiėmimai su teatro judesio aktorė.
Netrukus prasidės dailės terapijos užsiėmimai, kurie irgi anksčiau buvę ir labai nemažai jų buvo. Labai patinka, sakysim, sportinių užsiėmimų įgyvendinimo požiūris, kad, sakysim, jeigu vaikui reikia kažkokių fizinių nualinimų tam, kad nuslopinti sensorinės perkrovas, tai labai greitai darbuotojai reaguoja, išsiveda į sporto salę tam, kad vaiką iškrauti, kad jis galėtų kažkiek nusiraminti. Tai užsiėmimų klube turime tikrai daug ir jie tikrai labai stabilizuoja vaiką, sakysim. Labai daug turi užsiėmimų, jie ten turi virtuvėlę, gali savo gamintis, turi savo individualų atskirą kambarį poilsiui, turi didžiulės bendras erdvės. Tai asmeniškai man, kaip vienišai mamai, man tiesiog klubas patapo mūsų antrais namais. Labai gražiai kalbi, labai gražiai atsiliepi, iš tikrųjų šaunu, kad yra tokia vieta Panevėžyje. Ir labai reikia tikėtis, kad jų atsiras daugiau, nes poreikis, kiek suprantu, tai yra labai didelis, nes statistika rodo, kad Panevėžio apskritai yra daugiausiai paskutiniu metu diagnozuojamų autistiškų vaikų. Ką tu manai, kokia galėtų būti ateitis ir kur galėtų patobulėti, nes manau visada patobulėti yra kur. Kas bus ateityje, mums šiai dienai klausimas ir tai ko gero bus dar vienas gyvenimo užduotis. Iššūkis, užduotis, egzaminas ir pamokyčių tam reikės atlikti labai daug. Gali visai būti, kad šiuo metu deinstitucionalizacijos idėjos pagrindu mes galima ir bus surasti galimybę vaikams ir po 18 metų. Dar vieną argumentą noriu pasakyti apie socialinių paslaugų gerumą, centro gerumą, tą, kad labai tai yra didelė svara, tarkim, kad ir vaikų teisių kontrolės atveju. Konfliktų su mokykla yra be galo paprašta daug ir labai daugeliu šeimų. Tai man asmeniškai yra saugiau gyventi, kai yra socialinio paslaugų centro darbuotojų požiūris ir supratimas ir pasirengimas atsverti tą, sakysim, institucinio smurto apraiškų galimybę. Supratau. Dabar dar norėčiau pakalbėti apie bendruomenę, nes kaip tu manai, kiek yra svarbu apskritai jungtis tėvam į bendruomenę? Kodėl tai svarbu tėvam bendrauti tarpusavį, jungtis į bendruomenę? Todėl, kad yra svarbu iškalbėti nerimą. Mūsų šeimos labai dažnai dėl vaikų elgsenos patiria labai didelę izoliaciją ir atskirtį visuomenėje. Tai susitikus to paties likimo žmonės tiesiog jautiesi kaip giminės susitikime. Saugesnė aplinka tarp savų, bet ir vaikai tikriausiai jaučiasi geriau, kai yra tokia supratinga bendruomenė, kai sako dažnai, kad autistiški vaikai kitus autistiškus geriau supranta. Klubiniai vaikai ir apskritai bendruomenės jau vaikų labai daug yra pažįstamų tarpusavėje, tai vien dėl to jau reikia, vien dėl vaikų socializacijos, bet man pačiai kaip mamai, ko gero, irgi buvo vienas iš didesnių suvokimo, priėmimo, sakysim, atvejo rodiklių, tai kad pavyzdžių galų gale lyginimą. Taip, tai pirmiausia, nes reikia, aš manau, irgi tėvam pagalbos, kad galėtų pagelbėti savo vaikams. Galų gale, kalbant apie paslaugų gavimą, irgi vienas žmogus nuėjęs tikrai nebūtų davęs tos paslaugos, jeigu mūsų nebūtų buvę keletas vienetų, bent jau pradžioj. Tai vienytis yra svarbu ir apskritai, kaip sakant, bendruomenė gali nuveikti daugiau negu vienas lauke nekarys. Tai gal pabaigai norėčiau ką nors gražaus, kažkaip tai optimistišką gaidą pabaigti. Ką norėtum palinkėti, pavyzdžiui, gal mamom, kurios nesenai sužinojo, pradėjo eiti tuo keliu, apskritai šeimai. Ką norėtum perduoti, kažkokią žinutę,
pasidalinti? Perduot aš norėčiau palyginti tokią kaip ir beveik pasaką, kurią man sakė kažkada mano draugės mama. Reiškia, pasaka yra apie 2 varlės, kurios šukavo per pievą ir pievoje stovėjo 2 stiklainiai, pilni pieno. Ir abi varlės iššoko į skirtingus tos stiklainius. Tai viena varlė sako, ai vis tiek aš čia prigersiu, tai ir baigiam to. Ir prigėrė. O kita varlė buvo kovotoja ir jinai sako, nu ne, aš vis tiek nepasiduosiu. Plakė kojam, suplakė sviestą ir iššoko iš jų. Tai šeimoms noriu palinkėti, nebijoti ieškoti, nebijoti plaktis. Kažkokių sprendimų tikrai yra. Ir jeigu to, sakysim, paniko ataku, jeigu jų ir nesimato, tai reikia tiesiog atidžiau pažiūrėti, kitą perspektyvą pažiūrėti, sprendimų yra. Ir vis tiek nebus taip, kad kažkaip nebūtų, vis tiek kažkaip bus. Taip visada kažkaip būna. Kartais gal ir laiko reikia sau leisti iš karto. Taip, tikriausiai atbūti tą laiką kartais reikia. Bet taip sprendimų visada yra, kas ieško, tas randa. Gerai, labai dėkoju už tokį nuoširdų pasidalinimą. Iš tikrųjų tikrai labai gražių minčių pasakei ir labai dėkoju, kad tu aktyvi esi bendruomenės narė ir kad plaki tom kojomis ir suplaki tą sviestą, iš kuriuo, kaip sakant, mes galim visi naudotis visą bendruomenę. Visi, kaip sakant, ir ateities net kartos, tai yra labai svarbu. Tai tada iki susimatymų. Iki. Iki. Ačiū.